Sveiki, kompanija. Mėnesį laiko nesimatėme. Bet tiesiog ir nebuvo ką filmuoti, paskui nebuvo ūpo montuoti. Ir aš kažkaip tai noriu biškį keisti formatą šiokį tokį, kad mažiau tų kalbų. Bet reikia tada filmuotis daug, bet neturiu ką filmuoti, vienu žodžiu. Kaip visada, esu tokioj kūrybiniai krizai. O kas per tą mėnesį įvyko? Kaip visada, varau non-stopu. Ištisai, dabar reisas į Italiją. Tai dabar čia po Vokiečius 2 dienas, paskui 5 valandas ten iki Austrijos taško ir tada 7 valandas iki Italijos, tai bus 4 arba 5. Žodžiu, kaip visada, mano logistas savam stiliui, non-stopu. Bet ar daug nebesiplėšau, galvoju, eikit jūs velniop. Paskui nieko čia labai blakma, važinėjau. Dabar bandysiu, bus šitoks blogas jau apie valgymą, apie visokius, kaip sakant, degustavimą. Ir paskui bandysiu tokį biškį keisti formatą, nes jau, kaip sakant, užkniso, niekas nežiūri, niekam čia neįdomu, tos kalbos irgi neįdomu, pamokos, kaip ten ką daryti, žiūriu, irgi nelabai ten kam įdomu. Tai nežinau, aišku, tas pamokas aš vis tiek įdėsiu karts nuo karto, nes vis tiek kažkaip reikia. Bet čia bandysiu tokius daryti labiau be šnekius. Nes dabar yra viena blogerė, kuri ten nieko labai kažko neparodo, bet ji gerą kokybę filmuoja. Jinai nieko nekalba, tik tai filmuoja, ką jinai veikia per visą dieną. Aišku, tai jai lengviau, kadangi jie, kaip suprantu, jie dirba su vyru ir vyras jai filmuoja daugeliu atveju. Ir pas ją žiūrimumas ten milijoninis per 2 metus. Ir ten lietuvė. Bet aš nesuprantu, kaip, bet jinai eina į anglų rinką, išėjo iš karto per anglų kalbą visur ėjo. Ta Lietuvos rinka nelabai jinai ėjo gal ir dėl to jai, kaip sakant, pavyko tas visas. Aišku, pateikimas tas geras. Tai kažką bandysiu gal ir jau. Nes tos kalbos niekam nebeįdomios, kaip sakant, nebėra ką šnekėti ir kai čia kiti ten duoda tos video, bet kad ten irgi tokia iš šūdo vašką minkyti, tai ir man kažkaip irgi nepatinka tas. Ledai suvarškė, bet jau didumo, tai ten kaip pirštas, mažiukai, pasityčiojimas kažkoks, tai neaišku, ko kaina. Taip, ieškome kelią. Kur reiks įsukti? Geriausia, aišku, Google pasižiūrėti visą laiką iš viršaus, kad orientuotis. Pavažiuojam dar biškį tiesiai, pasižiūrėsim. Gal dar čia kokį nors yra, gal čia ne vienas toks yra. Bet čia kažkas neiškaus. Spėju, čia bus linksma. Gamina tos lietaus debesis, matote? Kas gamina Štutgarte tas lietaus debesis leidžia. O zarazas. O čia tai išdžiūvę. Vandens nerasta. Taip išdžiūvę, čia visur turi būti vanduo. Čia nėra vandens.
Vien tik tai. Darysim valgyti. Po 2 dienų pagaliau aš prisėdau prie valgio. O, čia tiesiog jūs neįsivaizduojate, čia net kvepia skaniai šaltas, net šaltas kvepia skaniai ant tiek, kai esi alkanas. Tai gerai, kad dar nesugedė. Nu, 1 diena pasibaigė galiojimas, tai šitą galim sakyti nepasibaigė. Kažkoks balandėlis. Dieve, vat kai esi alkanas, ant kiek skaniau viskas. Dar mišrainė yra. Tuoj atsidarysim langus, nes taip kept negerai. Dieve, kaip gera. Dvi dienas nevalgiau. Žinot, aš dar mėgstu tokius daryti irgi kaip reklamas, čia man už tai nieks nemokėjo, todėl aš būsiu sąžiningiausia. Bet man net jeigu ir moka, jeigu yra dalykas nelabai koks, aš pasakysiu. Bet aišku, vis tiek, kai tau sumoka, tu vis tiek, kažkiek tai geresnė nuomonė būna. O kadangi man nieks už tai nemokėjo nieko, bet man vis tiek norisi pateikti nuomonę, nes dabar čia buvo pasklidus reklama per TikTokus ir visi ten valgo ir o Jėzus kaip čia skanu, ten vos nedieviškai skanu. Nu tai ir žinot, tai va, tai čia va tas va piks ir yra įvairių tenai vyšnių, bet maksimai pas save radau tik tai ananasų ir braškių. Tai kaip, čia yra liofilizuoti vaisiai. Kaip čia parašyta? Liofilizuotos braškės su pieniniu kakaviniu glaistu. Nu tai braškės šokolade. Ir aišku, gal čia kažkiek klaidina tasai įvaizdis, nes tu kai kandi, tu įsivaizduoji, kad tai bus šviežia braškė. Nors aišku, logiškai jinai negali būti šviežia, bet tau vis tiek pasąmoniai tu įsivaizduoji, kad tu kasi šviežią braškę. Na, aš jau ją ragavau. Taip, nebus tos pirmos reakcijos gal, bet atrodo va taip va. Žinot, čia reikia priprasti. Tie liofilizuoti vaisiai, jie yra tokie kaip šaldyti, tokie, traškus. Ir truputėlį taip per dantis nemaloniai einam. Toks biškiai, toks nemalonus jausmas. Čia gal net labiau reikėtų čiulpyti, o ne kramtyti. Tada gal kažkaip ta braška taip sudrėktų ne taip šaižiai. Ir man, pavyzdžiui, aš šiaip mėgstu saldumą. Aš galiu saldžiai valgyti, aš viską, bet man, sakyčiau, braškė yra per saldu su to šokolado. Dabar ananasai. Ananasų dar neragavusi, tai va bus pirmas kartas. O, va, mažiukai apvalus. Taip nemaloniai per dantis eina. Toks, kaip putplastis, grinai putplastis eitų. Tai va, būtų viskas gerai, bet čia jas reikia čiulpyti. Nes labai nemalonu per dantis, taip kaip atrodo putplastį krimstom. Bet tas irgi toks, ganėtinai toks ne toks saldus, bet gal kažkas čia vau ir čia alptum, nepasakyčiau. Aš atvirai pasakius, nepirksiu. Man atvirai, čia reikia gal priprast prie tų liofilizuotų, bet bent jau šitų variantų braškės ir ananasų man per saldu. Nors aš esu mėgėjęs saldžiai. Stryk.
kai reikia atrasti kelią ir tenka važiuoti serpantynais. Nu čia viršūnė, kai esi labiausiai pavargus. Taip daug važiuoti 6 valandas, tai dar tu čia turi kažkur naktį, serpantynais kažkur. Ne, nu viršūnė. Nuvažiuota Lišnų 2000 km, Lyšnių 2000 km. Įsivaizduoja tako, kaip supildyti, dabar grybų karas, tai iškart matos, kad yra nesąmonė, nu bet ką daryti. Net ir su Chemyčius pridėjus 2000 kilų, ten visai nesigauna normaliai parašyti, nes CMR-ai trukdo. Čia va, srautas į Italiją. Visi ant švenčių važiuoja turistai į Italiją pajudėję. Čia turbūt koks jau 10 km toks vaismas. Visi į Italiją važiuoja ant švenčių. Kokia mašinytė. Kaip jūs galvojate, aš neapsirysiu? Čia nedaug, bet manęs dar laukia, va. Daugiau nebuvo mažesniem pakuotėm, dar laukia, dar turbūt 2 tokias pat porcijas. Ne, nu aš iš vienos pusės suvalgyčiau, bet aišku, čia yra pirktinis. Pirktinį yra sunkiau suvalgyti, nes jis nėra toks skanus kaip namuose pagamintas. Nu, bet ačiū Dievui turiu tokį indą, kuris užsidaro, tai tenai gal tą indą susidėsiu. Ребята, сегодня дорога, как тут ехать? Надо в объезд ехать. Nusprendžiau važiuoti šunkeliais. Nes autostradoje kas darosi. Tai jau nuo 3 ryto kolonomis ėjo. Dar vokiečiuose buvo negalima fūrom važiuoti, o Lenkijoje galima. Tai ir fūros, a tų lengvų, ten ir košmaras. Nusprendžiau, kad geriau važiuosiu ilgiau, bet šunkeliais, bet viena, negu tenai dar rizika visokių avarijų, kur ten gali užstrikti ilgam. Aišku, čia paskui dieną čia ir šunkeliais bus nekas, bet tai vis tiek geriau. Aš kartą sekmadienį išvažiavau, tai prie Varšuvos buvo Šakės. Ir nusprendžiau važiuoti šunkeliais, tai tuščias kelias buvo šunkeliais. Nors sekmadienį ten buvo dafiga. Čia nors lėtai, bet judi. Čia blogai, kai tos fūros kaip pabunda. Rytas ankstyvas, miestas Rudna, čia netoli Vroclavo kažkur tai. Nu šitą savaitę, tai aš nežinau. Kaip įsėdau pirmadienį į mašiną, taip dabar dar penktadienis važiuoju. Praktiškai non-stop, ištisai, po porą valandų miega. Ir tai dar, jeigu ne aš, atgal važiuodami būtume nieko nepasikrovę. Bet aš sakau, nepaliekam Italijos gale, nes jeigu mes Italiją gale, aš tada Italijoje būnu tik ketvirtadienį ir aš nespėju, ir mes dar nieko nepasikrausime. Ir aš dar pradėjau nuo Italijos, tai aš daug ką, prieš viską išsimėčiau ir dar pasikroviau pilną mašiną. Ketvirtadienį, bet jau aišku, čia jėgų kai daro, tai eina pekla. Dar geriausias bairis, istorija, kaip mane Austrijai policija medžioja. Kažkaip tai labai aplinkui policija visur trynėsi. Nu kur tik važiuoju vis policija. Nu galvoju anksčiau ar vėliau. Paskui jau buvo tamsu, ten kažkais kaimais važiuoju, nes nenorėjau per vokiečius važiuoti, kad tai Austrijais, ten reikėjo šunkeliais visokiais. O ten šunkelis ir ten Šakės. A miegas jau ima ten dar nuo bodybės. Aš ten jau važiuoju, vos važiuoju. A kai labai miegas ima, tau labai sunku važiuoti su tokiais siaurais, su tokiais arba prasilenkt su kažkuo tai. Ir paskui mane ten labai ilgai važiavo viena mašina. Tamsuoti nesimatė kas, bet paskui aš pamačiau, kad ten buvo policija. Tik paskui ten staigiai paskui tai nėrė ir nuvažiavo. Ir aš galvoju, velnės, jais to podovai gali pagalvoti, kad aš girta, nes aš taip važiuoju, mane miegas ima. Ir aš tai lėtėju, tai greitėju, ten taip važiuoju, paskui būna mane užneša biškį į kairę pusę. Bet aišku, užneša taip, kad kaip priešais nieko nėra.
Tai tai nežinau, važiavo, bet nesustabdė mane, bet aš pagalvojau, velnės, jie gali pagalvoti, kad aš girta važiuoju. Nors gal dėl to ilgai ir važiavo, gal stebėjo, kaip aš važiuoju, matyt vis tiek, girto važiavimas skiriasi gal, šiaip, kai jis nebemiego, praktiškai tu prilygsti tam girtam, kaip ir girtas, praktiškai, būsena tokia. Bet matyt vis tiek girtas jis kažkaip kitaip matyt ar važiuoja. Eitai nusprendė gal, kad viskai gal aš kaip sakant taip. Bet paskui kažkur aš ten jau važiuoju, bet jau buvau praėjau 20 minučių kažkur tai. Ir ten jau link Innsbruko, ir ten toks žiedas buvo. Ir žiūriu, stovi policija. Jau stopudovai, galvoju, čia jie mane stabdys. Nes tikrai jie pagal navodkę stovėjo. Akurat sustabdė ten su šiturėliais, ten sustojau, kur galėjau. Tai juos tik tai ir domino, girtumą patikrinti. Tai vienu žodžiu, arba jie ten patys užmatė, bet kodėl jie iškart nestabdė, nežinau. Juk paskui galėjau belia kur nusukti, bet jie čia matyt nusprendė, kad lietuviški numeriai, kuo aš daugiau važiuosiu į vokiečių pusę. A į vokiečių, tai pro Innsbruką tenai kažkur, tais šunkeliais. Kodėl jie iškart nestabdė, neaišku. Bet aš kažkaip labiau spėjau, kad kažkas mane užskundė. Nes Austrijoje reikia labai būti atsargiam visur, nes ten dar didesni skundikai negu vokiečiai. Ypač parkingose, jeigu ne taip pasistatai ir dar ką nors žiūrėkit, tai gali paskūsti. Ir aš spėjau, gal kas nors, taip sakant, važiavo paskui mane ir užmatė ir jiems paskambino, kad gal girtas važiuoja. Aišku, tai jie jaučiu suprato, kad ne aš ten girta, ypač pamatė, kad aš čia moteriškė už vairą. Dar galvoju, žinau, toks nesavaitgalis. Jie tai jaučiu suprato, kodėl aš ten taip važiavau ir kodėl mane palaikė girta. Bet tai žinotgi, miego būsenos nepatikrinsi. O tacho pildyti nereikia Austrijoje, nėra kaip patikrinti. O kai Vokietijai, tai man šaikės būtų buvę, nes jie tikrai būtų tacho paprašę parodyti, kodėl aš taip vairuoju, taip miegodama. Nes jis tikrai suprato, kad jau, nes kai miegot nori, tu toks važiuoji, tai lėtėjai, dėl to, kad kai norit labai miegoti, negalime važiuoti su autopilotu. Reikia ant nuo pedalo važiuoti. Nes jeigu jūs primingate, jūs pradedate lėtėti. Ten lėtėjate, jūs mėto iš šoną biškį. Ir kažkodėl tai kairę pusę labiau meta, nei dešinę. Tu vienažu tokia... Bet jūs vis tiek dar kontroliuojate tą važiavimą tokį. Tai ten matyt, kai ten važiavo ilgai, paskui mane vis tiek matė, kad tas mano vingiavimas toks kontroliuojamas labiau yra, ne tik kad tenai. Nes jeigu būtų girtas, tai jis ten kaip tik jis labiau mėtytųsi, kai būtų kas nors priešais važiuotų, būna meta į kairę. O aš tai kaip tuščia būna metuosi. Bet vis tiek kontroliuoju dar save. Amalai pažeidė. Čia yra augalai parazitai. Čia ne grožis, čia augalai parazitai. Medis paskui pamažu žūsta nuo tokių. Paukščiai daugina tokius amalas vadinasi. Čia gerai jie įdėkė. Tie visi medžiai čia anksčiau ir vėliau bus iškirsti, nes jie visi yra pasmerkti. Čia toks jausmas, kad vienintelė degalinė visoje Lenkijoje. Kokią tik degalinį išsirinksi, visą laiką būna tenai didžiausia apgultis būtent toj degaliniai. Nors aplinkui pilna kitų. Kas per zakon podlast? Nuvažiavau aš nuo Vroclavo. Ne, nuo vokiečių ten kažkur tai galo iki Kauno 1200 km non-stop. Bet čia variau visai aš ten kai pamačiau, kas daro autostradų 3 ryto, galvoju, gal aš nebevažiuosiu tam autostradom, nes čia gali būti šaikės ir avarijų ir dar prie Varšuvos bus irgi šaikės, prie Vroclavo ten būna taškas vienas, kur labai užsikemša. Ir pasakau aš tenai, ne visai prie Vroclavo, bet ten prie tokios degalinės, pasakau kaimais visais, kad vengt autostradų. Ir važiavau visais kaimais, tenai link Lodzės, Poznan, per visokius tenai Plotskus. Vienu žodžiu, visi kaimai. Ir išlendate kažkur prie Suvalkų. Bet svarbiausia Varšuva, nekerti Varšuvas. Kaip? Tai kaip aš galiu įvertinti? Šiaip vairuotojai, tai maršrutas yra
iš Giorlico pusės važiuoti šunkeliais kaip vairuotojui neapsimoka, nes labai ilgai užtrunki. Nu, kokias papildomas 4 valandas tu prisidedi. Tai čia geriausiu atveju, jeigu niekur nepastriksi. Papildomai 4 valandas tau prisideda. Nes aš turėjau būti kažkur apie 2 valandą, va būsiu tada 7 kokį. Bet kuro prasme ir kilometražo išeina žymiai geriau negu tais mokamais visokiais autostradom. Atstumas gavosi praktiškai identiškas toks pat, kaip aš būčiau važiavusi tais autostradom. Gal net ir kažkiek mažesnis tas kilometražas šiek tiek. Bet svarbiausia ir kuro prasme. Ir daug sutaupai kurą. Mano čia rekordas 7,6 jau buvo pasiektas. Suvartojimas. Kaip paprastai būna iki 9. Ir aš, jeigu prisipilu kuro Vroclave, aš čia iki Suvalkų vos nevažiuoju. Praktiškai aš čia važiuoju jau taip jau nebematydama, kiek pas mane kuro, tenai jau iš vis pas mane būna jau 0. Nu, ten, aišku, ten kažkiek tai ar 60 ar 70 km lieka, bet aš nematau, nes man neberodo. Tai iki tokio lygio, kai aš davažiuoju iki čia, jeigu aš važiuoju autostradą, čianais aš davažiavau, ir man dar rodė 300 km galiu važiuoti. Tai aš galima sakyti, sutaupiau kuro ant 300, ant kokių 300 km sutaupiau kuro. Tai įsivaizduojat, ant taupimo režimo važiuoti va tais šunkelis yra daug geriau. Tik viena bėda, kad labai ilgai. Bet čia Giorlicas, iš Giorlico važiuojant. Bet, pavyzdžiui, aš esu bandžius vienąsyk taip irgi važiuoti jau nuo Svietsko, nuo to Oderio sienos, kai irgi taip prieš šventės pamačiau, kad labai daug autostradų mašinų, galvoju, čia lauk bėdos, dar tos platioškės bus kamščiai, ir aš pasakau tėvim antrą kelią ir tada irgi per tos ploskus visus čia kažkur išlindau prie Suvalkų. Ir važiavau, bet naktį važiavau ir buvo visiškai tuščias kelias. Bet ir aš ten sugaišau tik tai 1 valandą ilgiau, tik 1 valandą ilgiau ir kilometražas tas pats. Tai man ten labiau apsimokėjo važiuoti šunkeliais negu per autostradą. Nu, ten ir šiaip aš pastebėjau, kad važiuoti tą autostradą yra daug kažkaip tai kilometražas didesnis, tai kad laiko sutaups. Vienintelis gerumas sutaupai laiko, tik tai va ta prasme. Bet va čia tai aš ant 300 km daugiau pravažiavau, sutaupiau kurą. Bet tai kad va, labai ilgai sugaišai, tu praktiškai pusę dienos praradai. Nu, bet aš išlošiau ant to, kad aš grįžau ne taip pavargus. Nors atrodo ilgai važiavau čia šakės, bet vis tiek buvo įdomiau važiuoti, nes ne autostrada tavęs nemigdė. Pirmiausia, buvo mažiau mašinų kelyje, nebuvo tų visokių tenai, kaip sakau, triperių. Visi normaliai važiavo palyginus, galėjai apsilenkti, nebuvo tos masės, kai važiuoji tau nuo tos masės bloga. Nu, autostradą šiaip irgi nuobodu važiuoti. Žymiai labiau aš jaučiuosi pavargusi važiuodama autostradą. Nes čia visą laiką tu įtampoje esi, turi kažką lenkti, kažkur tai tave nori lenkti. Nu, toks tu visą laiką tokiam va, bet tas toks vaizdas, nu, tos masės, nu, vienu žodžiu. Ir visą laiką rizika būti kamštį papulti. Avarija kokia. Nu, tai kartais apsimoka geriau važiuoti va tais visokiais nemokamais šunkeliukais, bet tik aišku, jei turite laiko ir apsiskaičiuojate. Čia gal kiek gavosi per daug ilgas tas toksai atstumas, bet bent jau nesijaučiu pavargusi, kaip būčiau pavargus autostradoje. Ir dar nervų kiek man būtų kainavę. Kažkam degt pragarę reikia. Eilinį kartą kažkur apkrėtė mane kažkas. Ir svarbiausia, aš visą laiką turiu nuojautą, kas mane apkrečia. Ir dabar aš įtariu, čia buvo praeitam reise vienam pakrovime, ten vienas toks krovėjas, nu ne krovėjas, ten tas sandėlininkas, grinai matėsi serga. Ir aš iš jo paėmiau, kaip tyčia paėmiau tą, nu, antspaudą. Ir matyti tiek ir trūko. Ir aš dar taip pagalvojau, paskui išgirdau, kaip jis tenai sloguoja ar kažką, tai aš pagalvojau, velės, kad tai nebūčiau apsikrėtus aš nuo jo. Nu va, ir akurat praėjo tas inkubacinis periodas ir jis, na aišku, čia tik tai versija, bet tai kitur niekur aš negalėjau apsikrėsti.
Tai vienu žodžiu, jeigu sergat, sėdėkit namuose, zarazas. Ir sirkit namuose, o ne važiuokit visur į darbus, kažkur tai ten, arba kiti būna, aš dar būna, jeigu sergu, tai saugos dar kitus, kad kažkiek ten stengias nečiaudit kažkur labai ten atvirai, mažiau liestis prie paviršių, dar kažką tai. O kiti tenai čiaud net neužsidengia, tai jau tai praėjai pro tokį ir turi. Tai dabar įsivaizduokit reise va taip sirgti. Platioškę. Ir ką darysit? Pirmiausia, pasiėmat bilietėlį, kurį gavote ir kišate. Nurodyta kryptim va. Įkišot. La chiamata è stata ricevuta. Si prega di non scendere dal veicolo. Pronto? Si prega di non scendere dal veicolo. Hallo? Coupon unmöglich. Coupon einführen oder Einlass abwarten. Danke. Bitte nicht aus dem Wagen I aussteigen. don't know where I go. From Brenner? From... Verona? No Verona, but from Austria. I'm from Austria, but Innsbruck. Yes, but I need your entrance in the autobahn. Блядь, ну You как? come from Verona, Brennero, Modena. Плак. From Verona. Не, no. The way it makes you feel. Hey, when you feel it, it makes you feel good. Can turn a bad day to the better. Play another tune. It's gonna be alright, don't say never. Friends can change your mood. A little fun tonight lasts forever. Will make you feel so good. If you like a long hot summer breeze, dancing to an incredible beat. Hey, with your friends, it's all that you need. If you like the way it makes you feel. If you like to cruise around in the streets, lie by the pool at 90 degrees, going with your friends to catch a movie. If you love the way it makes you feel.
You know when you feel it, I need to get away. You wanna just go and make it better. Grab your phone and say, wanna have a good time all together. Friends can make your day, a little fun tonight lasts forever. Will make you feel okay. If you like a long hot summer breeze, dancing to an incredible beat. Hey, with your friends is all that you need. If you love the way it makes you feel, if you like to cruise around in the streets, lie by the pool at 90 degrees, going with your friends to catch a movie. If you love the way it makes you feel, yeah, come on, put your hands up, say yeah, 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 yeah. Put your hands up, say yeah, 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 yeah. Put your hands up, say yeah, 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 yeah. Put your hands up, say yeah, 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 yeah. Hey, when you feel it, makes you feel good, can turn a bad day to the better, and make you feel good. If you like a long hot summer breeze, dancing to an incredible beat. Hey, with your friends is all that you need. If you love the way it makes you feel, if you like to cruise around in the streets, lie by the pool at 90 degrees, going with your friends to catch a movie. If you love the way it makes you feel, yeah, if you love the way it makes you feel, put your hands up, say yeah, 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 yeah. Put your hands up, say yeah, 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 yeah. Put your hands up, say yeah, 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 yeah. Put your hands up, say yeah, 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 yeah. Доволугово. Čia matyti visas pakuotė. Vonios kažkokie tai. Žinot,
mišinio geriau nepirkti. Žinot, dar dėl ko? Šiaip ten tos va, klasika su sūria karamelė dar pusę velnio tos. Bet va šitos va su braškėmis karvutės. Siaubas, žinokit, kokios bjaurios. Čia, kaip suvalgyti, dar iš pradžių liktai nieko, bet paskui po kiek laiko toks bjaurus skonis, kad net purta. Siaubas. Ten jų nemažai dar yra. Dabar pabandysime dar suvalgyti su lazdyno riešutais. Nu, lazdyno riešutai gal bus, tikiuosi, geresni, bet jau su braškėmis, tai tas skonis svarbiausia ateina po to toks labai bjaurus, kad net purta. Vienu žodžiu, šitą va mišinę geriau nepirkit. Čia iš jo tik tai va tas va rudas klasikinis yra geras ir su sūria karamele va tas va baltas, dar pusę velnio. Visi kiti tokie bjaurus. Su braškėmis ten iš vis purto. Su lazdynų riešutais toks irgi. Tas riešutų tas prieskonis toks labai bjaurus. Ir čia visiškai nesuderinti skoniai. Nepirkite.